Sveiki, kurį laiką galvojau, kokį čia reikėtų dabar filmuką padaryti, kokia tematika, kad būtų ir pačiam įdomu, ir žiūrintiesiem įdomu. Ir paskutiniu metu daug tokių šnekų, kad į LKL grįžo vėl charizmatiškų trenerių, Urbonas, atėjo Trinkieris, įdomesnės spaudos konferencijos, įdomiau klausyti visų interviu. Pagalvojau, kodėlgi neatsiminus, jau sakykime, per ilgesnį laikotarpį, nebūtinai kelių paskutinių metų senumo, kokių įdomių turėjom konferencijų, teko pasiknaisiot, kai kurias konferencijas ir pats žinojau, poros konferencijų, iš ko, ką dabar pažiūrėsim kartu. Ir pats buvau, vienos tai tikrai buvau labai senai matęs ir nelabai net atsiminiau, kas ten bus, kitą buvau primiršęs ir nedėjau tarp, sakykime, tų pačių Jasikevičiaus, ar tu turi vaikų, nedėjau Adomaičio labai stiprios konferencijos po pasaulio čempionatų rungtynių praloštų, netgi Gintarą Krapiką, kurį buvau išsirinkęs ir jo konferenciją, kur gyrė Čeką Eitsoną, sakė, kalkit mane prie kryžiaus, negalime jo uždengti, nemoku daryti. Galvau, kad ta konferencija tikrai tokia bus viena iš juokingesnių, įdomesnių, kur linksma prisiminti, bet aš ją dar kartą perklausiau ir supratau, protingais ten pašnekėjo, nieko ten tokio nėra. Bet tikrai radau ir tokių, kur tikrai buvo įdomu prisiminti. Nors ir Adomaičio konferencijos po pasaulio čempionato nedėjau, bet būtent nuo jos ir pradėsim. Viena iš Adomaičio konferencijų, kai jisai dar vadovavo Neptūnui ir jo konfliktas su žurnalistais. Kaip? Ar tai reiškia, kad po šito pralaimėjimo iš esmės nesmerkėt savo žaidėjų? O dabar jūs norit pasmerkti žaidėjus, kad jie pralaimėjo Žalgirį? Pasmerkinėję kaip ar žiūrovai. Tegul ateina man pasmerkti mūsų žaidėjus man į akis. Jūs matėt, kaip kovojo, ką visi sakė prieš seriją, 3-0 Žalgiris pervažiaus per Neptūną. Mes sugebėjom dar vienas rungtynės išplėšti, kad namuose... Čia trumpai sustabdysiu, kas iš karto. Šiaip nesu aš didelis, sakykime, Adomaičio fanas, bet tam tikrose vietose jisai tikrai yra labai teisingas. Ir atsiminus tą garsią konferenciją, tiek ir šito jisai visada pabrėžia, kad žaidėjai stengiasi, žaidėjai darė, žaidėjus ten reikia apginti. Jisai niekada savęs kaip trenerio, nors yra normalu, kad treneris yra tas, kuris atkenčia už komandos pralašimus, bet jisai visada stengiasi savo žaidėjus už to. Tai už tai manau, kad jam didelis respektas. Žiūrovai pamatytų Žalgirį, top 10 Eurolygos komandą. Ir jūs sakot, smerkt žaidėjus? Klausykit, jūs juokaujat. Neturiu ką. Klausimų nebėra. Dar čia įdėkime. Eina žaisti traumuotai, žaisti taikys, smerkt žaidėjus. Dar spėjo ant savo trenerių, ant žurnalistų išsiliet ir nueidamas, bet šiaip labai teisingai pasakė. Neatsimenu tiksliai, kurių čia metų dabar konferencija, bet manau, kad čia tikrai apgynė savo komandą, apgynė žaidėjus, o čia ta vieta, kai žurnalistas turbūt buvo neteisus, paklausęs tokį, turbūt nelabai teisingą klausimą. Gerai, judam prie sekančio, neatsimenu, kas čia netgi dabar bus. Kemzūra, teisingai, čia yra pati naujausia konferencija, kuri buvo prieš mėnesį turbūt. Pažiūrim pirmą. Treneri, pati rungtynių pradžia buvo jums sėkmingesnė, 11-5 berods pirmavote ir tada varžovų spurtas 19-2. Kas nutiko, ar tiesiog galim sakyti, kad varžovai prametę pirmus metimus pradėjo pataikyti ir pasimatė tas jų tikras veidas? Tai jūs buvot rungtynėse. Kodėl jūs visada klausot manęs, o kas buvo? Taigi jūs matėte, tai ką, ar aš tik vienas buvau tose rungtynėse? Treneri, jūs profesionalas esate žurnalistai. Ne, jūs ekspertai esate, atsiprašau. Jūs esate ekspertai. Čia dabar ta desperatė iš Kemzūros matosi. Dabar jau jisai yra atleistas, tai čia vėl galima sakyti, kad jisai jau tai jautė, nes komanda tikrai gerai nežaidė, gerų rezultatų nedemonstravo. Ir kai jau būna, kad neturi ką pasakyti, bet tavęs klausia, tai ar čia yra... Šiaip galiu trumpai pasakyti, kad šiaip Kemzūra
Na, aišku, gal prasidėjo tas 20 metų čempionatas, atrodė visai geras, rimtas specialistas, kuris gal tiesiog kažkur neatsiduria tinkamoje vietoje. Kažkada aš galvau, kad jis ir Žalgirį, man atrodo, dar čia prieš Jasikevičių, gal kai Žalgiris, o gal po Jasikevičiaus, neatsimenu dar kuris tas etapas. Galvau, visai būtų įdomu pamatyti prie rimtesnės komandos vairo. Bet, tokį trenerio atsakymą, taigi jūs buvot, jūs matėt, o tai ir tas pasakymas, kad čia jūs ekspertai, tai grinai, parodymas, kad aš jau neturiu ką pasakyti, kažkaip tai reikia vartytis į situacijas ir čia mes čia vos ne visi lygus, nieko aš neprotingesnis, belė paleiskit mane greičiau iš tos konferencijos. Tai kas buvo? Taip ir buvo. Kaip aš ir sakiau angliškai, taip ir buvo. Mes, kaip pasakyti, kažkur tai perskubėjom. Buvo berods, kiek ten 5 klaidos pirmam ketvirtį ir taip toliau, ir nesustabdėm. Tiesiog paėmė ir nubėgo. Čia tos taktikos gali taip ruošiamės, ten zoninė gynybė, dar kažką tai. Kad tą žaist reikia sugrįžti, reikia apsiginti. Mes šito nepadarėm. Šitas buvo akcentuojama nuo pat pradžių ir taip toliau mes nepadarėm. Tai čia galim daug kalbėti ir galim labai trumpai kalbėti. Pažiūrėkit jų procentų. 70% dvitaškiai, 50% tritaškiai. Taip, jie metė kai kuriuos į veidą, per rankas ir taip toliau. Bet jie metė tik 13 baudų. Tai mūsų nebuvo iš tikrųjų šiandien. Pripažinkim, tiesiai pasakysiu, nebuvo mūsų. Ir dabar svarbiausia, gera sėdėsena, Kemzūras. Kas sekantis, duokit klausimų, bet ką galima pasakyti? Visų pirma, labai... Kita konferencija toj. Pasakyti apie Kemzūrą, kad tiesiog tikrai šiek tiek pakeitė šitą konferenciją, mano nuomonė apie jį kažkaip. Ne iš jo tikėčiausi tokių atsakymų, kad taigi jūs viską matėt, viską žinot. Gerai, čia viena iš tų primirštų konferencijų, tai apie Šiaulių prastą žaidimą ir Pauliukėno sena konferencija. Labai tiksliai metų nepasakysiu, bet... Atsiprašau žiūrovų, ne tik Šiaulių, visos Lietuvos, vėl eilinį kartą padarėm didžiulę gėdą, negarbę savo artimiesiems žmonėms ir galim. Labai gėda, atsiprašau, už visą komandą. Pirmą eilę už save ir už komandą. Aš nežinau, gal aš debilas esu, ar aš jų klausiu, gal bloga mano anglų kalba. Jie tyli, sako, ne, viskas gerai. Mes kiekvieną paimų tai matau, pasakau, ką daryti puolime. Ir jie priešingai viską daro. Ne tik puolime, gynyboje, visur. Tai aš sakau, arba aš nesuprantu, arba jie manęs nesupranta, arba aš esu durnas, arba nežinau ką pasakyti, arba jie durniai. O taip galiu tiesiai pasakyti. Turėjom, ruošiamės Žalgiriui, nieko naujo nedarė. Ruošiamės 3 dienas, analizavom per treniruotį, visi viską žino, visi ir bėga, visur kur reikia, viską padaro. Super. Ateina varžybos, pirmas 2 atakos, Ulanovas atsiminkit iš pakrepšio metė. Pirmas 2 atakos, mes žinom, ką jie darys. Ir vis tiek bėgam paskui ir gauna iš pakrepšio. Vieną kartą. Ir antrą kartą kitą žaidėjas tą patį daro. Tai įsivaizduokit, tai apie ką čia kalbėti iš viso? Ką čia kalbėti iš viso? Šiaip, čia ta konferencija, tas monologas Pauliukėno buvo labai ilgas, bet pasirinkau tokias iškarpas, kur, sakykime, įdomiausias mintis, tai kas pirmiausia krenta į akis, aš neatsimenu tokios nuoširdžios, bet savikritiškos konferencijos, kur treneris jau tikrai matosi, kad ir stengiasi, bet ir visiškai nežino, ką daryti. Gal aš debilas, gal jūs nesuprantat anglų kalbos mano, gal kas, bet šiaip Pauliukėnas, čia turbūt į vieną lentyną dėčiau kaip su Gintaru Krapiku, kuris yra labai geras asistentas, bet kaip vyriausias treneris gal, nežinau, charizmos, įgūdžių, žinių trūksta. Buvau tikrai pamiršęs šitą konferenciją, bet tokia viena įdomesnių. Ok, judam prie sekančios. Gintaras Krapikas. Jau matot iš rankų susidėjimo, kažkas bus. Vyko tarp jūsų Čičinausko
Tarp manęs ir Čižausko nieko neįvyko. Jisai gavęs technišką baudą išėjo maudytis. Tarp manęs ir jo nieko neįvyko. Šitas toks atsakymas, kas įvyko? Nieko neįvyko. Ir techniška pražanga, aš nežinau, tai seniau tikrai techniškam vadindo, ar čia Krapikas iš nervų šiek tiek techniškam pradėjo vadinti. Įvyko tarp jo ir teisėjų ir jis ėjo maudytis ir viskas. Čia ne jūs išvarė. Aš jį išvariau, nes jis gavo technišką. Žuvusis skerstų man gavo sportą, tada dar jam didesnis. Kokią nesportelę? Tai galbūt buvo po to kažkokios tai pokalbiai, kurių pasekmę šiandien nematėt. Čižausko išvarymas buvo už tą techninę, ar jisai... Grinai už tai. Grinai už tai. Čia galbūt kažkokia taisyklė nauja, ta prasme, kad negalima... Galbūt. Tikriausiai. Ta Krapika tikrai nedažnai pamatys. Nes mums ta techniška per brangiai šeštadienį kainavo, kad mes tokiais dalykais galėtumėm juokauti. Aš to klausimą baigiau. O, iš karto. Va šita konferencija turbūt mano bus numeris 1, kurios tikrai buvau primiršęs. Kažkada kažkur mačiau, bet žiūrėjau lyg pirmą kartą. Ok, bet dar apie Krapiką. Tai skau, tokio pikto Krapiko retai kada pamatysi. Ir man atrodo, kad buvo, bent jau tuo metu tai tikrai taisyklė, kai jisai vadovauja, kad kas žaidėjų gauna techninę pražangą, tas eina į komandos rūbinį. Šiaip įdomu, ar savo prisitaiko tą taisyklę ir dabar, kažin, nes man atrodo šį sezoną Krapikas nuo atsarginio suolo, kaip asistentas buvo gavęs irgi techninę pražangą, arba kaip pasakytų technišką pražangą, bet turbūt pats į rūbinę neišėjo. Ok, o dabar Rimantas Grigas ir labai sena irgi jo konferencija. Čia labai šiaip palyginus ilga konferencija ir tai jau išrinkau pačius įdomiausius klausimus, kur viskas nusėjo link Aurelijaus Žukausko dar tais laikais. Ir trenerio konfliktas su žurnalistu bus labai įdomus. Labas vakaras. Visų pirma, norėčiau pasveikinti varžovą su įtikinama pergalė. Treniravo, ar žaidė, ar labai jaudinasi. Kad tokį stiprų varžovą kaip Madrido Realą aplošti reikia žymiai geriau žaisti mums, žymiai geriau gintis dar gal ir aišku puolimo ir pataikymo. Šiandien nebuvo to pataikymo gero, tų tolimų metimų. Jie pataikė žymiai geriau, ypač tritaškius. Iš 50% pataikymas tritaškių jų. Aišku, ten buvo gal keli laisvi metimai, bet buvo ir tokių metimų, kur įmetė sunkius metimus, bet įmetė. Kodėl Aurelijus Žukauskas taip mažai žaidė? Ja, gan didelę dalį tiesiog iškirpau, nes buvo tam tikri klausimai apie ten vienokius, kitokius dalykus, bet čia pirmas klausimas pasigirsta, kodėl Aurelijus Žukauskas taip trumpai žaidė šios rungtynėse. Suprantat, jie žaidė su Papandopoulos sunkiu vidurio puolėju. Reiškia, sunkiau yra apžaisti, mums norėjom su nubėgimais sužaisti. Mamadou žymiai geriau žaidžia nubėgimus po užtvaros. Šiandien Mamadou niekaip negalėjo mums padėti tuos dalykus. Vieną kartą nepagavo kamuolį, kitą kartą ne į tą padėtį, vienu žodžiu. Nesirišo žaidimas labai šiandien. Bet Aurelijus rungtynių pradžioje tiek gynyboje, skirius pirmus 2 praleistus metimus, tiek paskui puolime tikrai atrodė pasiruošę šiandien žaisti. O negalima tikriausiai pasakyti nei apie Ndžają, nei apie Markotą. Mes daugiau tikėjomės į puolimo biškį, kad iš arčiau galėtumėme mesti, dar kartą kartuoju, po nubėgimų. Iš po krepšių daugiau atakuoti. O Mamadou žymiai geriau žaidžia tos nubėgimus. Norėjom užtvarom aukštai su nusileidimais, nes Papandopoulos nesuspėjo tos. Norėjom tą padaryti, bet mes strigom, vis tiek tikėjomės, kad išeis tie dalykai nelabai. Paskui, gal ir pasirinkimas buvo, gal reikėjo ir Žukauską, ką gali žinoti. Ar tai būtų gal padėję? Gal būtų padėję. Treneri grįžtam prie Aurelijaus Žukausko. Dar buvo šitam tarpe realioj konferencijai pora, 1 ar 2 kitokie klausimai.
Ir tas pats žurnalistas vėl grįžta, kad dar prie Žukauską sugrįžkim klausimą, nors jau matosi, kad Grigas galvoja, tik tai paleiskit mane dėl to Žukausko ir dėl visų. Jūs išnekat, mes tikėjomės. Tai dabar 24 minutės tikėjot, kad sužais Mamadu, kitas rungtynės žaisit 40 minučių, dar tikėsitės, kad sužais Mamadu. Bet jeigu jūs nesužaidžiu, kodėl jūs neleidžiate Žukausko? Kas yra? Pas jūs psichologinės problemas, Latrai? Pas mane psichologinių problemų nėra. Paprasčiausiai matėt, kad mes daugiau žaidžiam, pradedam žaisti tolimais metimais. Norisi, kad daugiau sužaistų po krepšiu. Kad daugiau. Mamadu yra įvairesnis puolime, jis gali daugiau apžaisti negu Aurelijus Žukauskas. Žukauskui reikia padaryti, kad jis galėtų įmesti. Bet kadangi jie nedavė mums padaryti tokių, kad išleidė vieną kitą, tik tai gavo, kurį sudėjo Žukauskas, tai buvo padaryta. Paskui jau nebeleido gal. Norėjom su nubėgimais pažaisti. Kad atlaisvėtų kraštai. Čia juk yra žaidimas. Suprantu, treneri, 2 kart padarė 2 prieš 2 su Aurelijus Žukausku. 2 kartus gavosi. Jūs jį išimat, įleidžiat Mamadu, tas blaškosi po aikštelę. Kur buvo 2 prieš 2? Jis vieną kartą padarė 2 prieš 2. Aplamai šiandien sunkiau žaidė, bet mes tikėjomės, kad jis įeis. Tai jūs vėl sakot, mes tikėjomės. Tai jeigu jis nežaidžia, kodėl jis neleidžia? Ar bus dar klausimų, kad būtų galima pateikti atsakymus? Aš uždaviau klausimą. Jis nežaidžia, jis blaškosi, kodėl jis neleidžia Žukauską? Leidžiam į tą Žukauską. Kiek žaidžia? Nu gerai, kiek sužaidė Žukauskas? 10 minučių. Nu tai... Iš jų 8 pirmam kėlinį. Ir naudingumas 8 balai, Mamadu 25, 2 balai. Klausimas. Jūs gal nevirškinate Aurelijaus Žukausko, nekenčiate jo? Nu, čia jau klausimas ne į tą temą, žinokit, vyrai. Prie ko čia nevirškinat, prie ko čia virškinat? Paprasčiausiai jis mums labai gerai, Mamadu labai gerai žaidė šitam su Realu tenais. Gerai. Šalingai irgi gerai žaidė, šiandien visai ne. Reiškia, norėjom jį ir galvom, kad išsižais. Tikėjomės, kad išsižais. Neišsižaidė, išėjo. Aišku, gal kalti tada mes. Kodėl Šalingas neleido? Jis irgi neblogai žaidė paskutinės rungtynės. Žinot, kai praloši, tai tada yra kaltas treneris visą laiką. Aš suprantu, aš tikiu. Aš suprantu. Geras atsakinėkit. Aš atsakau, neleidom, nebuvo planuosi Šalingų šiandien. Nebuvo planuosi. Bet tai žaidimai įgoje. Galėjom pakoreguoti. Galėjom. Išėjo Jūrakas, nupjovė Grybą. Antrą kartą išėjo ir pridarė. Todėl antrą kartą neišleido Šalingą. Jūrakas yra 4 pozicijos, ne 3 pozicijos žaidėjas. Šalingą puikiai gali atsakyti. Jo, tokia Grigo konferencija, sakau, man tai čia buvo toks naujas atradimas. Šiaip aš tai suprantu ir vieną ir kitą, aišku, Grigas piktas po rungtynių, pralaimėtos rungtynės, nepasisekė, o dar čia žurnalistai, bet šiuo atveju turbūt esu žurnalisto pusėje, kuris nors turbūt gan negražiai pasielgė tam tikrų atveju, kad ten sakė, jūs nekenčiat Žukausko, ar čia jūsų psichologinės problemos, aš galvoju šiais laikais tokiam Jaskevičiui tokį klausimą uždavus, kad gal tu turi psichologinių problemų, kad ten pas tave nežaidžia kažkuris, tai ten man atrodo ir apsaugos prireiktų. Bet šiaip, kas turbūt pasimato, kad, pavyzdžiui, kaip Grigas sako, mes turėjom planą žaisti su nubėgimais, su nusileidimais, čia taip ir taip, bet tai parodo, ant kiek treneris, nežinau, ar ten tais laikais visi taip galvoju, ar čia pasikeitė tas krepšinis taip, kad matai, kad vienas planas neveikia, tai dabar vis tiek rungtynėm turi 2, 3 planą kažką kitą, čia turi planą, nesvarbu, veikia, neveikia, varai toliau. Jo, žiūrim toliau. 6. Vienintelė ir futbolo konferencija bus, tai 0-6 Lietuvos rinktinė pralaimėjo Turkijos rinktiniai. Ir irgi čia atrinkau tokius 2 klausimus, manau, esminius. Labai skaudus rezultatas. Ar sutiktumėt, kad šiandieną komanda nelabai parodė pagarbos ne tik savo, bet ir žiūrovams su tokiu žaidimu, su tokiu rezultatu? Pasakysiu gal pirmas, kol nepradėjo
Ivanauskas atsakinėt. Šiaip vat, nesutinku čia su žurnalistu, nesvarbu tas 0,6, 0,4, 0 kiek, bet aš tai nemanau, kad rezultatas visada yra žiūrovam pagarbo ženklas. Aš manau, kad ypač čia, mes žinom, kad turkai už Lietuvos futbolo rinktinė yra 10 kartų ar daugiau stipresni. Tai čia tiesiog viskas, tas pagarbo ženklas norėjime. Arba tu nori žaisti, arba tu nenori žaisti. Jeigu tu nori žaisti, bet tiesiog žaidi taip, kaip moki, bet nežaidi aukštesnių lygių, čia jau, kaip sakyti, ne tavo problema, tu tiesiog žaidi taip, kaip moki. Tai bent jau aš taip manau. Nesutikčiau su jūsų nuomonė. Tikrai ne. Po 1-0 turbūt matėt progą, kokią turėjome. Ir kaip žaidėjai, kad ir po 2-0. Tie įvarčiai mums labai buvo skaudus. Durys į tikrai nesitikėjom tokios pradžios. Mūsų buvo tikslas išsilaikyti, žinojom jų stiprias pusės, bet individualus meistriškumas lėmė. O kad jeigu jūsų nuomonė, kad mes pavedėm žiūrovus, atsiprašau nuo visos komandos, bet aš manau, kad tai tikrai neteisybė. 6-0, 13-0 pagal smūgius. Ar Lietuvos rinktinė iš tiesų yra tiek silpnesnė už Turkiją, kiek rodo šitas rezultatas ir šita statistika? Ką jūs pasakėte, 13-0? Pagal smūgius. Tai kad mes į skirtinį pataikėme. Pagal smūgius į vartų plotą turiu omeny, skersinį nėra į vartų plotą smūgis. Statistiką jūs matote, viskas gerai su jų. Soriukas, bet treneriui nežinot, kada skaitosi smūgį į vartų plotą, o kada nesiskaito. O čia tai mane tikrai nustebino, nes iš trenerio veido toks atrodė nustebęs, kai neaišku, kokį stebuklą išgirdęs, ką mes nepataikėm, taigi pataikėm. Vienintelė tokia futbolo konferencija, gal ten giliau pasiknisus futbole galima tų konferencijų ir įdomių ištraukti, nors Lietuvoje nežinau, abejoju. Čia paskutinis toks dalykas. 2011 metais Lietuvoje, kai vyko Eurobasketas, buvo žurnalistė. Ieškojau, neradau, tik tai jinai tikrai, kaip čia taip, neįžeidžiant nieko pasakyti, stengiasi, dirba savo darbą, viskas okei, bet pas ją kartais tie klausimai būdavo ant tiek. Vienoje konferencijoje ten atsimenu Jaskevičius klausė, tai ar laimėsit šiandien? Ten vėl kažkaip tai. Tai gerai, prašau, laimėkit. Ten pas ją būdavo. Tai čia toks trumpas video tiesiog, kaip ją kiti Lietuvos sporto žurnalistai jau užsipuolė dėl jos tokių ne pačių teisingiausių klausimų, kaip pasakyti. Kad mes visi lopai, paimtų tokius klausimus. Jo, tiesiog dėl to tai, kad galvoja Jasikevičius, kaip šiandien šiandien. Klausykite, aš žinokite, parašysiu organizatoriams kažkokį tai tarnybinį raportą, jūs mane lokė vadina. Ar jūs matėte šiam komentarus? Jūs tokia ir esat. Ar jūs matėte šiam komentarus internete? Ačiū, Ar jūs o matėte jūs... šiam komentarus internete? Aš komentarų neskaitau. Jo, bet ten yra jūsų balsas gerai girdis ir visi komentuoja. Kas čia per žurnalistė? Gerai. Ko čia gerai? Ko čia jums gerai? O kuo man blogai? Kodėl? Ar aš negaliu paklausti, kaip jie mėgioja? Tai yra neprofesionalu ir neįdomu? Mes klausime, nežinau, ar tai yra labai... Ar, pavyzdžiui, bet laimėsit? Koks čia klausimas? Jo, ties čia ir pabaigsim. Tokias mano turbūt 6 ar 7, kiek čia po konferencijos atrinktas. Tikrai galima ten jų dar ir daugiau surasti, bet skau nenorėjau tų pačių populiariausių dėti. Bet manau, kad kartais smagu, nors ir būna visas girdėtas, klausytas, kartais ir ne po vieną kartą, bet smagu prisiminti, kaip viskas vyko, kokios jos buvo. Tai tiesiog manau ir tikiuosi, kad patiko ir šis video ir tau. Jeigu pažiūrėjai iki galo, tai palaikink, komentaruose parašyk, kuri konferencija tavo yra tokia įsimintiniausia, įdomiausia. Ir iki kito karto.